Audioteka verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki, įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą. Aš sveikinuosi paskutinį šių metų epizodą ir iš tiesų norėčiau pradėti nuo dėkingumo, nes esu be galo dėkinga už 25 metų visą padarytą darbą. Tai pirmiausiai didžiulis ačiū Audiotekos komandai, kuri dirba prie mūsų podcasto. Taip pat be galo dėkinga esu visiems žmonėms, kurie prisidėjo ir atėjo pasidalinti savo mintimis, savo patirtimi, savo įžvalgom į mūsų podcastą. Ir aišku, esu be galo dėkinga visiems, kas klauso. Šią savaitę mes gavome Spotify'aus metinės ataskaitas, tai po 7 metų darbo mes vis dar sugebam didinti tiek savo auditoriją, tiek ir klausomumą pačio podcasto. Tai Spotify prenumeratorių skaičių mes turime beveik 5000, kas mūsų sričiai yra tikrai labai daug. Tai ačiū, kad klausote ir tikrai tikiuosi, kad nudžiuginsim įdomiom temom ir 2026 metais. Na, o šiandien turiu vėl labai įdomų ir įkvepiantį pašnekovą. Su manim studijoje yra Povilas Blosius, Figure Baltic Consulting vadovaujantis konsultantas. Labas, Povilai. Labą. Kaip tu laikaisi? Neblogai. Tokiom sunkiom aplinkybėm atvykau šiandien, su mažai miego, bet apart to neblogai. Ar tavo srityje yra tas sezoniškumas metų pabaigai, ar yra didesnis krūvis? Kažkada būdavo labai aiškus sezoniškumas prieš kokius 7 metus, bet dabar jau nebelabai snyksta dėl visų pokyčių. Supratau. Taip. Gerai, tai ačiū tau, kad sutikai ateiti ir pakalbėti ir manau, kad daugelis iš mūsų klausytojų ar žiūrovų, vis tiek vienur ar kitur tave matė ir girdėjo pasisakant, tai šiandien kalbėsim apie visiems svarbią temą, ne tik HR-ui ir vadovams ir darbuotojams, tai kalbėsim apie atlyginimus ir bandysim panagrinėti, kas šiuo metu darbo rinkoje vyksta, kokios tendencijos ir kas galbūt ir nusimato ir į kitus metus. Toks geras metas braukti brūkšnį, ne? Dabar pats geriausias, manau. Tai papasakok, Povilai, kaip tau tie 25 metai dėliojasi, kokias pagrindinės tendencijas tu matai su darbo užmokesčiu Lietuvoje, kas vyko? Iš esmės, po pandemijos ir po tos aukštos infliacijos metų, tai sakyčiau, kad pastarieji tie metai yra ganėtinai panašus. Aplinkybės yra panašios, turiu omenyje ekonomikos augimas pakankamai solidus regioniniam kontekste, vėlgi tam tikras sąlygas diktuoja, darbuotojų trūkumas niekada neišnykstantis ir neišnykščiantis turbūt artimiausioje ateityje irgi vis dar yra, minimalus darbo užmokesčio didinimas, kas irgi daro įtaką, irgi vėlgi eiliniais metais yra. Tai šiemet tiesiog nuo pavasario jau ta ateinanti skaidrumo direktyvos tema yra labiau nagrinėjama ir ties tuo tenka daugiau dirbti ir įmonių fokusas ten yra žymiai didesnis. Tai sakyčiau apskritai, jeigu taip kalbant labiau apie įmonių HR funkciją, tai aš sakyčiau, kad šiais metais nelabai daugiau kažko ant stalo yra pas žmogiškuosius išteklius apart šitos temos. Turime, aišku, yra kiti visi einamieji klausimai organizacijos, bet iš tokio pokyčio valdymo, tai skaidrumo direktyva yra prioritetinis klausimas. Iš esmės mes net ten turim tuos klientus, kurie domisi kažkokiom paslaugom kitom, tai šiemet jiems nieko nereikia, jie nori tiesiog skaidrumo direktyvos pasirengimo, aiškumo kažkokio. Pasiruošti tinkamai. Taip. Tai klausiu gal tada apie skaičių šiek tiek 25 metais, kaip manai, ten skirtingos tos prognozės yra, kaip pabaigsim su vidutinio darbo užmokesčio augimu, kaip mes atrodom Lietuvoje? Iš esmės, jeigu žiūrėti į tuos makroekonominius rodiklius, kad, sakykime taip, kaip kito vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, imant pernai metų gruodžio mėnesį, šių metų gruodžio mėnesį, arba jau paskui sausio žiūrint, tai turbūt bus apie 8,5%, manau, galiausiai. Ar 8,5, ar 8, ar 8,7. Iš esmės organizacijom jau nebus, manau, labai svarbu, jau viskas padaryta, traukinys nuvažiavęs. Čia labiau mums galbūt suprasti ekonominiam makro lygyje, kas čia įvyko, kokio dydžio tas pokytis. Bet organizacijoms tai jau vis tiek jos daugelis yra ir pasitvirtinusios biudžetus kitiems metams. Ir
Tai va, o jo atlygio augimas iš esmės vėlgi panašus kaip ir pernai metais, jeigu žiūrėti į tą vidutinio darbo užmokesčio pokytį, tai jis yra labai panašus kaip ir pernai metais. Ir jau tada žiūrint į ateitį vėlgi tęsiant tą pačią mintį, tai jau turėtų truputėlį lėtėti. Tai šiemet toks nežymus sulėtėjimas nuo pernai metų, tada sekančiais 26 metais irgi turėtų būti tolimesnis sulėtėjimas. Kokį skaičių mes numatom, kiek tas lėtėjimas, nes paskutinius 3 metus iš tikrųjų taip laipteliais pamažu lėtėjo tempas, ne, 23, 24, 25, o 26 einam su kokia prognozė, kaip matydam? Jeigu šie metai apie 8, tai sekantis metai apie 7. Vėlgi čia ir bankų prognozės panašiai skamba, bet ir mūsų surinkti duomenis, dabar kaip tik renkam prognozių tyrimo metų sankirtoj darom, tai tokius jau preliminarius matom, tendencijas iš surinktų atsakymų, dar ne viskas, aišku, atkeliavo, bet kažkur apie 7. Ir vėlgi čia matom netgi įtaką to paties minimalaus darbo užmokesčio, nes mes tą patį klausimą kartojam ir vasarą. Tai vasarą iš surinktos informacijos įmonės identifikavo apie 6% nuo kitiems metams. Tai jau dabar matom, kad ateina jau 7+, tokios prognozės. Nes mes numatom 26 metais jau mama. Taip, nes čia tik tai rudenį buvo patvirtinta, kad jisai augs. Tai, žodžiu, turim tą tokį įmonių planą iki to žinojimo dėl mama ir jau tada dabar matysim, kaip įmonė sureaguoja. Tai procentas ar 2 daugiau vidutiniškai turbūt. Okay. Aš norėjau dar patikslinti šitą, žinai, kai kalbam mes šalies mastu, vidurkį paimam ir kažkokį skaičių, kiek auga tas vidutinis atlyginimas. Dažniausiai, kaip žmonės sureaguoja, tai sako, tai kur čia jis tiek augo, ne? Lyg tai mes tiek ar ten nedidinam, ar ten nesijaučia, vienam nesijaučia, kitas lyg ir tiek nepadidina. Kaip tu atsakytum į tą klausimą? Tai kaip susidaro tas... Reikia žiūrėti, kieno klausia to klausimo, kam rodai skaičius ir kas taip reaguoja. Tai jeigu tu esi žmogus, kurio atlyginimas yra, sakykime, 3,000 gros, 3,5-4 tūkstančiai, tai nereikėtų gal tapatinti su tais 8%. Reikia suprasti, kad yra daug žmonių, kurie uždirba iki 1500 eurų ir kad kai kiekvienais metais tas mama auga, iš esmės, nors nėra tų žmonių jau ten tiek daug, bet vis tiek yra masė, nemaža, tai jie turi didelį įtaką statistikai, tai iš esmės jiem ten po 15-20% gali kartais atlyginimas augti, jeigu mama vien, pavyzdžiui, didėja apie 15%, tai de facto tiem žmonėm didėja maždaug panašiai. Tai ta statistika ir sukyla, aišku, tada yra kiti sektoriai, jeigu tu esi privačiam sektoriuje, tai tu supras, kad yra valstybinis, kuriame irgi viskas yra stumdoma nenatūraliai, o tiesiog, nusprendėm, kad dabar reikia didinti atlyginimus gydytojams, tai jie ir didės, taip jau suprask, kad ne po 2%, o, sakykime, taip juntamiau. O imtis yra didesnė, ne? Imtis yra, valstybiniam sektoriui, aišku, priklauso kam tu ten nusprendi didinti ką, bet gali būti įtaka, nežinau, 100+ žmonių kartais. Tai čia yra labai daug, praktiškai ten 7%, 8% visos darbo rinkos. Kokios sritys šiuo metu, arba 25 metais matė didesnį procentinį augimą ir kur yra labiau toks konservatyvus stagnuojantis? Daryčiau teikti, kad nebent reiktų apibrėžti, kas yra konservatyvu, bet aš sakyčiau, kad labai daug yra vidutinybės. Per daugelį sektorių einant, visur dominuoja ir atsispindi, čia jau dabar referuoju ne į bankų išskaičiuotą tą pokytį metinį atlyginimą, bet labiau iš mūsų tyrimo. Taip. Tai jeigu mūsų atlygio tyrime metinis pokytis vidutinis buvo apie darbuotojų apie 7,1%, tai reiškia, kad darbuotojai, kurie dirba tose pačiose pareigybėse, tose pačiose pozicijose kaip ir pernai metais, jų atlyginimas vidutiniškai pasikeitė 7,1%. Tai jeigu tai yra toks kaip ir atskaitos taškas, vidutinis dydis, tai tada žiūrint pagal sektorius, iš esmės nuokrypiai yra po kokį 1%, ten pavyzdys, nežinau, prekyba 6% augo, ten finansuose galbūt labiau link 8%, kaip pavyzdys, ar ne? Tai tokie nėra dideli skirtumai, bet, pavyzdžiui, draudimų segmentas iš finansų sektoriaus augo labai sparčiai, ten apie
12-15%, sakykime, priklauso ten, ką labiau matuoja. Logistikos sektoriai irgi, vairuotojai, kurjeriai, atlyginimai taip pat sparčiai augo ir kadangi daug logistikos sektoriai tų pareigybių iš esmės skaičiumi, tai didžiausia dalis, tai ten taip pat padarė įtaką tam bendram skaičiui irgi apie virš 10%, tiksliai dabar neatsimenu, bet man atrodo apie 12%. Tai žodžiu, du tokie sektoriai, kur galbūt taip labai aiškiai išsiskiria, o visur kitur dominuoja 6, 7, 5, 8, bet labai, nedideli skirtumai. Tas pats IT sektorius, pavyzdžiui, 6%, finansų sektorius irgi ten tarp 6-7%. Ir čia vėlgi mes kalbam apie tai, kad mažiau augo, ko gero, tie sektoriai, kurie ir šiaip jau turi didelius atlyginimus ir tada tas pokytis, jisai, kaip eurais, jisai gal ir didesnis gaunasi, ne, bet IT sektoriai, pavyzdžiui, vidutinės atlyginimas yra 4000 eurų. Gros, tai ir augo 6% vidutiniškai. Taip. Tai iš esmės nuo 4000 6%, čia labai grubus toks paprastas žiūrėjimas, bet yra tikrai nemažai. Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, paslaugų sektorius irgi augo 6%, bet ten vidutinis atlyginimas 1700, gal sakykime. Tai faktas, kad tu žiūri ir sakai, tai vienodai augo, bet pokyčio reikšmė ten įmonės biudžetui, darbuotojams iš piniginės pusės yra visai kita. Tu pakankamai ilgai dirbi šitoje srityje ir su duomenimis, su atlygiais. Ar buvo šiais metais kažkoks dalykas iš skaičių, iš įžvalgų arba iš to, ką girdėjai iš klientų, kuris tave nustebintų? Kad labai nustebino, nepasakyčiau, galbūt iš esmės daug dalykų važiuoja šiuo atveju, sakyčiau, tokia laisva pavara. Atlyginimas tikrai, jeigu prieš pandemiją buvo metų, kada, manau, pakankamai buvo ryškiai diskutuojama, kad galbūt atlyginimas, nėra čia ta tokia jau pati svarbiausia tema, gal čia yra ir svarbesnių temų, gal čia papildomos naudos, pavyzdžiui, tikrai buvo metai, ten 2017-2018 metai, kur mes patys irgi jau pradėjom žiūrėti labiau papildomas naudos, nes tiesiog matėm, kad tikrai galbūt čia tas kitas dalykas, kur rinka augs ir matėm, kad darbdaviai skiria tam dėmesio, eksperimentuoja ten iš esmės visokie workationai ir taip toliau Lietuvoje, tai iš esmės ir startavo tuo metu daugmaž ten visokie poilsio kambariai ir žaidimai, vėlgi būdavo įmonės, kurios jau senai tą turėjo, tokios, sakykime, vakarietiškos, bet bendrai jau tai paėmus plačiau pradėta taikyti irgi Lietuvoje tam laikotarpį, sakykime, taip tarp 2000, sakykime, 16 metų, 15 metų ir prieš pandemiją, tai tada buvo tas vykęs virsmas. Ir paskui pandemijos metu, kada viskas grįžo prie prado, tai yra prie vis tik atlyginimo, darbo užmokesčio, visiems pinigų reikia iš darbo, o nebūtinai kitų dalykų. Iš esmės po to kol kas taip ir negrįžo fokusas į ten į naudas ar kažkur kitur. Okay. Iš esmės yra įstatymų pakeitimai ten susijęs su apmokestinimu papildomų naudų, tai tas vėlgi dėmesį ten nukreipia. Yra tos lankščių naudų platformos, kurios irgi taip, sakykime, gal šiai dienai nedavė tokio norimo rezultato, kaip galbūt galima buvo tikėtis. Tai kažkiek grąžina tą temą, papildomas naudas ar kažkas kito, bet iš esmės pastaruosius 5-6 metus yra atlygis ir kadangi dar ir tas MMA taip sparčiai auga, tai iš esmės darbdaviai, net jeigu norėtų, jie neturi energijos ar resursų kažką naujo bandyti eksperimentuoti. Tai iš esmės visi važiuoja tokią laisvą pavarą, kad, papildomas naudas, tiesiog, kad nesugriūtų, tai gal būna taip, kaip yra, arba ten gal persižiūrėti kažką reikia, nes įstatymai keičiasi, bet iš esmės pagrindinis klausimas, kaip mums su savo biudžetu prasisukti, to augančio. Taip, ta prasme, darbuotojų trūkumas, samdyti sunku, visi nori daugiau, atlygių, informacija, kaip aptarėm, kilimo procentai, didėjimo procentai tokie 8%, ta prasme, paskui ir sako įmonės, tu iš kur? Tai iš esmės, kadangi visas dėmesys ten, nelabai vyksta daug kažkokio kito virsmo. Tai kas matom, dabar yra pastarosius 3 metus, kad darbuotojų kaitos rodikliai yra augantis. Tai ir iš esmės, jeigu įmant Baltijos šalis, tai Lietuva yra vienintelė šalis, kur auga. Iš esmės Lietuvos grafikas taip žiūri. Vis dar, ne? Nes aš taip kažkaip jausmas, mes šiaip labai vienu metu ten apie prieš pandemiją, per pandemiją, ten tie kosminiai skaičiai buvo kaitos. Ir jau atrodo, kad nebėra kur kilti, bet jie vis dar augantys. Ta prasme, pandemijai buvo
duobė ir tada Sustojo, buvo atšokimas į viršų, tada po to viršaus buvo, kaip čia, nusileidimas 23 metais, bet paskui 24-25 iš esmės kopiam į viršų. Tai va, tai Latvijai žiūri tą tiesiai grafikas, o Estijai žiūri žemyn. Yra priežastis? Na, manau, viena iš tų teorijų vis tiek yra pakankamai tokia, bent jau logiškai skambanti, kad kada rinkoje yra saugu ir yra galimybių, tai tada tas galimybės žmonės ir išnaudoja. Nes galimybių tai yra ir Latvijoje, ir Lietuvoje, ir Estijoje, sakykime, ten plius minus labai panašiai. Visiems ten darbuotojų reikia, visiems trūksta, tų darbo atvirų vietų yra. Bet ar tu eisi bandyti kažkur kitur, kai tu gauni atlyginimą pastovų, tai jau priklauso nuo to, kaip tu jautiesi. Ar tu matai, kad verta tokią riziką apsimti, ar geriau aš pasiliksiu prie savo ten galbūt šiek tiek mažesnio atlyginimą, bet aš žinau, kad aš jį saugiai gaunu, aš viską suprantu tam savo dabartiniam darbe ir man jokių rizikų nėra. Tai va, to Estijoje ekonominė situacija pastarosius 3 metus tikrai nėra pati geriausia, prisisakant, sakykime, netgi gal pakankamai prasta. Vartotojų pasitikėjimo rodikliai Estijoje vieni blogiausių visoje Europos Sąjungoje, Lietuvoje vieni geriausių. Tai va, tai gali būti susiję su ta kaita. Ir aišku, ne tik svarbu, į kurią pusę grafikas ten žiūri, bet svarbu ir koks yra tas kaitos rodiklis vidutinis. Tai, pavyzdžiui, jeigu savanoriška kaita Lietuvoje vidutiniškai 19%, tai Latvijoje, Estijoje yra maždaug apie 15-14%, tai 5 procentiniais punktais daugiau. Tai, pavyzdžiui, dirbam su organizacijom, kurios yra Pen Baltic ir iš esmės, kai kurios iš jų jau galbūt jau labai aiškiai tai supranta, kai kurios galbūt dar nelabai supranta, bet tu net negali taikyti nuo vientisos strategijos, nes pas tave vienoje šalyje yra 5% didesnė kaita, tai pas tave tų žmonių prasisuka ten per metus daugiau, vadinasi, pas tave fokusas į atrankas turi būti didesnis, fokusas į išlaikymą, ir ta prasme, kitaip. Ir resursų daugiau reikia taip. Suvaldyti visą tai. Ir vėlgi, tai čia sąsaja dabar kaitos su darbuotojų, sakykime taip, pasitikėjimu savimi, užtikrintumu, bet yra kitas dalykas, tai kai sukasi greičiau, tas ratas, darbuotojų trūkumas rinkoje yra, ką organizacijos daro, kai darbuotojų trūksta ir reikia samdyti? Perperka, siūlo daugiau. Taip. Tai iš esmės, jeigu tas ratas pas mus sukasi greičiau ir turim visas tas aplinkybės, kurios mums, siūlo arba, sakykime, taip sufleruoja, kad gal pasimkime kandidatą tiesiog, kad būtų greičiau ir sumokėkim biškį daugiau. Tai iš esmės, irgi yra viena iš priežasčių, kodėl tas atlyginimas Lietuvoje auga sparčiau negu Latvijoje ir Estijoje. Ja. Tai čia toks save pats maitinantis ratas yra, žodžiu. Iš vienos pusės kaita, iš kitos pusės atlyginimai tada auga ir tada vėlgi... Ekonominė aplinka pati, nes mes nebuvom tiek staptelėję, kaip estai yra Latvijai. O tie skaičiai estų ir Latvijų vidutinio atlyginimo, kokie yra? Tai jeigu mes Latvija, Estija apie 6. Estija yra praktiškai 6, Latvija yra ten 6,5, o mes esam labiau ties. Vėlgi čia priklauso, ar kalbam apie makro duomenis, ar apie tyrimo duomenis, kad būtų galbūt palyginamumas apie tyrimo duomenis kalbėsiu, tai organizacinis vidutinis atlygio pokytis Lietuvoje, kitaip tariant, jeigu turim įmonę A, B, C, D ir tiesiog skaičiuojam, kiek A vidutiniškai augo, kiek B vidutiniškai augo atlyginimai, tai tokiu principu skaičiuojant, Lietuvoje rodiklis yra 8, kas sutampa su šiuo atveju makro rodikliu, Latvija, Estija yra 6 ir 6,5 atitinkamai. Tai tai skirtumas yra... Estijoje didesnis negu Latvijai? 6,5? 6 yra Latvijos, Estijos 6, atsiprašau, 6 yra Estijos, Latvijos yra 6,5. Tai ir iš esmės atitinka ekonominę raidą, nes Estijoje BVP ten vos pajudėjęs, Latvijoje jau jie yra atsigavimo tokioje stadijoje, jau šiemet virš 1% pokytis, Lietuva yra visai kitoj lygoj, iš esmės virš 2%, ar ne, ir kitiems metams vėlgi prognozuojamas dar tas laikinai didesnis BVP pokytis. Bet čia yra visai irgi įdomu, nes iš makro tendencijos žiūrint, tai taip, šiemet situacija yra, kaip ką tik papasakojau, kad Estijoje ten prastokai, Latvijoje neblogai, Lietuvoje gerai ant popieriaus. Kitais metais visiems bus truputėlį geriau, bet tada dar sekančiais metais, kas yra įdomu, aišku, 27 metus prognozuoti jau sunku yra. Bet įdomu, kodėl yra tokie modeliai prognozių, nes jie rodo iš esmės, kad
Lietuvoje tada BVP augimas neturėtų spartėti jau 27 metais, gal net šiek tiek mažesnis bus, atlygio augimas irgi tolyn turėtų mažėti, bet, pavyzdžiui, Estijos rodiklis labai stipriai atsigauna iš esmės, tai vat jie jau kitais metais jų BVP turėtų pakisti ten apie 2 procentus, kas būtų labai didelė korekcija. Yeah. Tai iš esmės per ateinančius 2 metus tendencija truputėlį apsiversti net gali, ar ne, kad Lietuvoje ekonominė raida taps tokia truputėlį labiau sustingusi, o Estijoje, jie bandys atsigauti po to paskutinio periodo, nelabai. Žiūrėkim, kaip ten bus. Visada Lietuva turi tą ambiciją, žinai, aplenkti visus ir būti labai norisi. Aš dar vieną pjūvį norėčiau paimti, pasakyk, ar turėsi duomenų, ar turėsi įžvalgų. Startinis atlyginimas darbo rinkoje, ne? Su kokiu lūkesčiu ir su kokiu startiniu atlyginimu įeina nauji darbuotojai į pirmą darbą į organizacijas, nes ką matau, kad iš tiesų daug yra pasimetimo ir prasilenkimo ir verslas labai dažnai sako, kad jauni žmonės į pirmą darbą ateina su pernelyg užkeltais lūkesčiais, kad iš esmės tiek nemokam, kiek jaunas žmogus ateidamas į organizaciją reikalauja, prašo ar tikisi. Taip, aš manau, ta prasme, remiantis ir patirtim iš darbo su kolegomis, kurie dirba Latvijos, tai ta tendencija ir kitose šalyse yra tokia pati. Čia nėra Lietuvos jaunimas ten kažko išpuikęs labai. Ir faktas, kad mes sukeliam lūkesčius tokiem, visiems kandidatam, pradėkime nuo to, ypatingai Lietuvoje, kadangi ta kaita yra tokia sparti ir mes norim vis užkišti tą skylę greičiau, mes esam linkę siūlyti ten daugiau, greičiau pasiimti, vėlgi mes tą sekame ir darbo skelbimo metriką, kokie ten yra siūlomi atlyginimai ir paskui palyginame, ką matom, kad iš tikrųjų moka rinka vidutiniškai. Tai Lietuvoje visą laiką yra atotrukis ten 10% kažkur. Okay. Tai vėlgi čia nereikia suprasti taip, kad yra įmonė kažkokia konkreti, kuri moka darbuotojams, ten, sakykime, 2000 eurų ir tada jinai sugalvoja įdėti skelbimą už 2200. Ne, bet turėjome bendrai paėmus visus skelbimus ir paėmus šį bendrai duomenis apie atlyginimą, tai kandidatas, žiūrėdamas į darbo skelbimo informaciją, susidarys įspūdį, kad rinkoje, tai aš žodžiu, kažkur čia galiu prašyti 2. Nes matau, kad taip yra parašyta. Nors realybėje rinka šiuo metu moka arčiau 2000. Tai tai čia vienas iš dalykų, viena iš priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, ką minėjai, kad žmonės ar ten jauni, ar nebūtinai jauni ateina su didesniu lūkesčiu, nei mums atrodo, kad jie, sakykime, ar nusipelno, ar galėtų prašyti. O to tokio, standarto, koks atlyginimas yra tas lūkestis, sakai, pirmą kartą. Pirmas darbas, tarkim, jo. Negalėčiau pasakyti, labai priklauso nuo į kur tu eini, nes vėlgi, pavyzdžiui, rinkoje yra įmonių, kurios, pasakykime taip, ne kvalifikuotam darbuotojam, turiu omeny kaip ir specialistam, kurie turi ten kompiuterinį raštingumą, bet jie nėra ten nei mokslų baigę, nei ten jie kažką žino, kaip daryti. Tai yra įmonių, kurios tokius žmonės samdo už ten 1700 eurų. Ta prasme, iš esmės galima pas juos ateiti į tą įmonę ir ne viena yra tokia įmonė, bet nėra jų labai daug, bet galima pas juos ateiti, iš esmės jos tave apmokys, ten viską suteiks ir tu startuosi su 1700, kas nėra labai daug, bet kai tu pagalvoji, jeigu tu nieko visai nemoki ir tave išmoko, ten, nežinau, testuoti, pavyzdžiui, ar ne, ten kokią programinį įrangą, ar kažkokias kitas užduotis paprastesnės atlikti, tai iš esmės yra visai neblogai. Tau tada atsiveria kitas kelias visai karjeros. Taip, bet jeigu tu turi tada tokius pavyzdžius rinkoje, tai vėlgi faktas, kad tie žmonės, kurie apie tai žino, jų lūkestis irgi yra formuojamas. Tai gerai, tai jeigu aš galiu nueiti tą įmonę ir iš esmės nuo nieko nemokėdamas aš ten pradedu nuo 1,7, tai man jau visi kiti pasiūlymai nebus labai patrauklus, ar ne? Tai vadinasi, mano samprata tampa, kad tokiai, aš žodžiu, kaip nieko nemokėdamas rinkoje galiu tikėtis apie 1,7, ar ne? Tai toks principas, manau, kad yra tikrai. Bet galiausiai, aišku, priklauso nuo to, į kokią tu poziciją nedirbti, nes IT srityje to starterio atlyginimas gali būti virš 2000 prasidėti, ar ne? Kitose sektoriuose sunkiau truputėlį. Dar ko nepalėtėm regionai Lietuvoje, ar čia turėtum įžvalgų?
Dėl atlygio kaitos, atlygio pokyčių? Taip, dėl atlygio pokyčių, dėl pačių atlygių, kiek nes visada mes turėjom šiokį tokį atotrukį, ne, tarp ten Vilniaus ir kitų miestų, tarp didžiųjų miestų ir kitų regionų. Ar yra čia kažkokių pokyčių? Iš esmės ir taip, bet ar tie pokyčiai yra labai drastiški, tai nepasakyčiau. Yra visai įdomu, nes mūsų tyrime mes turim truputėlį kitokį kampą, tai vis tiek mūsų tyrime dalyvauja įmonės, kurios turi darbuotojų ten, pavyzdžiui, ir Vilniuje, ir ne Vilniuje. Jeigu tu imi informaciją iš viešų šaltinių, tai tu gauni, pavyzdžiui, informaciją ten apie Telšių kokį nors apskritį, bet ten yra viskas. Ten yra, pavyzdžiui, daug įmonių, kurios yra tik Telšiuose. Tai tu gauni vienokį, pamatymą, tu tada gali sakyti, kad vidutiniškai darbuotojai, žodžiu, Telšiuose, ten uždirba tikrai žymiai mažiau negu Vilniuje darbuotojai uždirba. Bet, tai nėra turbūt surprizas, tai jeigu Vilniuje yra visas finansinis hubas, visas IT hubas, tai ne, o Telšiuose ten nėra, pavyzdžiui, tokio tipo organizacijų, tai nėra čia ko tikėtis, nėra ko stebėtis, bet, pavyzdžiui, jeigu tu turi 4 organizacijas, kurios turi darbuotojus ir Vilniuje, ir Šiauliuose, tai va tada tampa įdomus klausimas, ar tie darbuotojai Šiauliuose gauna mažiau ar daugiau. Tai va, tai pavyzdžių, aišku, yra visokių. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje didžioji dalis, pavyzdžiui, IT organizacijų, jos jau kurį laiką nediferencijuoja pagal regionus, bet, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į prekybą, retailas, tam tikros gamybinės organizacijos, tai tikrai jos atlyginimą nustato pagal vietinę rinką. Jeigu vėlgi, būkime atviri, priežastis, kodėl tu nori gamyklą atidaryti ne Vilniuje, ten miesto centre, o kažkur kitur yra tai, ar ne? Ir čia galima, aišku, ginčytis, ar čia tokia gera ar bloga motivacija, bet tai va, tai, pavyzdžiui, tas skirtumas tarp darbuotojų, kurie dirba kitose regionuose ir, pavyzdžiui, Vilniuje, tai priklauso nuo sektoriaus, ar tas skirtumas yra. Pats atlygio augimo tempas, tai iš esmės regionuose pastarosius keletą metų vėlgi atlyginimai auga tikrai procentinę išraišką sparčiau. Vėlgi tas pats minimalus mėnesinis darbo užmokesčio pokytis, jisai įtaką daro visą laiką mažesnius atlyginimus gaunantiems. Tai Vilniuje ten, pavyzdžiui, finansų sektoriuje apskritai tas minimalus darbo užmokestis, jisai yra, beveik nereikšmingas apskritai, nes nėra finansų sektoriuje žmonių, kurie gautų minimalą. Tuo tarpu, tose regionuose, kur yra vis tiek, pavyzdžiui, tos pačios gamybinės įmonės dominuoja labiau, kur yra daug gamybos operatorių, gamybos operatoriai dažniausiai startuoja nuo ten truputėlį daugiau negu minimumas, tai pastaraisiais keletą metų ir iš 24-25, tai tikrai procentinis pokytis atlygio Vilniuje buvo mažiausias, tada buvo Kaunas, pagal dydį, tada buvo Klaipėda, tada buvo Kaunas, ir tada visi kiti regionai. Tai iš esmės Vilnius tikrai, bet čia kaip ir su IT sektorium, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne? Jeigu vidutinis atlyginimas yra 4,000, tai 6% nuo to yra super. Ir nėra čia ko lyginti su kitais, tai su regionais yra panašiai irgi. Dar norėčiau šiek tiek pargrįžti prie naudų tos temos, ne? Tai tu paminėjai, kad iš esmės pastaruosius ten keletą metų labiau dėmesys nukrypo į atlyginimą, jeigu taip lyginant su naudom. Ar čia turėjom kažkokių reikšminių pokyčių, turėjom tą apmokestinimo klausimą pasikeitusią, ne? Kiek įtakos tai turėjo sveikatos draudimo? Taip, pasiūlai pačiai naudų darbuotojams? Taip, mes to klausimu dirbam su partneriais, kas dirba su draudimu, tai iš esmės jų buvo labai įdomios įžvalgos, vis tiek jie ten sekė tą rinką labai stipriai, nes tai yra jų iš esmės pagrindinis produktas, su kuo jie dirba. Ir, įdomi ta tokia situacija buvo, nes buvo kalbėta pradžioje apie iš viso katastrofinės sąlygas sveikatos draudimui, ta prasme, kad būtų apmokestinama ten labai. Paskui buvo nusiderėta iki mažesnio dydžio, ten galiausiai link metų rudenio galo buvo 350 berods eurų nurodyta, kad tai galėtų būti sveikatos draudimo kainos dalis, kuri nebūtų apmokestinama pajamų mokesčiu. Ir net, šmaikštu buvo, nes mes vieną bendrą renginį su tais partneriais turėjom ir ten partneriai turėjo pasakoti apie tą sveikatos draudimą, tos 350 eurų ir dieną prieš
buvo išaiškinta, kad vis tik tai ne 350 jau bus, o bus vienas MMA. Tai kitaip tariant, sveikatos draudimo kaina bus neapmokestinama ne iki 350 ta lengvata, bet iki vieno minimalaus darbo užmokesčio dydžio. Tai ten teko jiems perdaryti skaidrės. Bet iš esmės buvo toks... Bet čia gera žinia. Gera žinia. Tikrai, aš manau, kad visiems, kad ir darbuotojams tikrai šiuo atveju yra gera ir labai drastiškas buvo tas pirminis siūlymas. Ir, vėlgi, tiesiog norėtųsi kartais, kad sklandžiau viskas vyktų, nes, pavyzdžiui, vėlgi tai tos įmonės, kurios jau dirbo tuo klausimu, tai kaip čia mums dabar viską padaryti, kaip čia mums pasiruošti tam pokyčiui, ką mums čia dabar sveikato draudimo tas sutartis reikia persirašyti ir taip toliau. Tai jau jos buvo visos veiksme ir tada staiga vieną dieną išaiškėjo, kad viskas, nubraukiam tuos 350 ir, žodžiu, darom iš naujo. Tai labai bijau, kad su skaidrumo direktyva tokių, kad būtų kuo mažiau, nes su sveikatos draudimais tai vis tiek yra labiau galbūt toks vienkartinis dalykas, kur tu turi dabar pasidaryti taip, kad viskas būtų ok ir toliau važiuosi, o su skaidrumu, tai čia toks bus klausimas, kur tu vis grįši per jo, grįši, tai ten norėtųsi, kad nebūtų. Na ir visa tai yra darbas, ta prasme, ruošiesi, dėlioji, susitvarkai, tada jeigu surprizas, tada vėl per naują turi visus procesus pravažiuoti, tas labai erzina. Aš žinai, dar galvoju, tu kaip pasakoji apie tą specifiką Lietuvos būtent užmokesčio darbo rinkos. Tai labai gerai tą specifiką atspindi ir HR-o sandarą, komandų ir struktūros, nes mes matėm, kad, kai tu sakai, žinai, kaita yra didelė ir dar didėjanti, konkurencija yra pakankamai didelė, tada brangsta mūsų darbo jėga, nes tas mechanizmas sukasi ir mes tada atitinkamai turim reaguoti. HR-o bendruomenė pastaruosius, nežinau, 5 gal ir daugiau metų iš tiesų Lietuvoje labai smarkiai augo, mūsų labai, nemažai pasidarė, vienas dalykas. Kitas dalykas, kad ir atrankų komandos, kurios turi operatyviai reaguoti ir pritraukti žmonės, jų daugiau pasidarė. Tada ir kitų specialybių HR skyriuose irgi lyg ir augo. Kokių įžvalgų tu čia turėtum? Kas kokią šalutinį efektą turi? Ir augo, ir keitėsi. Nes kaita HR funkcijai tikrai nėra pati mažiausia. Tai tu apie kaitą kalbė. Okay. Aš tiesiog tokį detalę duodu, kad, sakykime, kaip tokia pavyzdinė funkcija, tai būtų visai neblogai, kad gal ten kaita galėtų būti truputėlį mažesnė, bet vėlgi čia natūralu, kad kai rinkoje auga ta paklausa, kad gali žmonės rinktis ir jie turėtų rinktis ir labai gerai, kad eina kitur ir daro. Paklausa ir tas krūvis nemažas, tai tada tie procesai ir užsisuka. Tai mums vėlgi iš to darbo, tai kadangi dirbam su, sakyčiau, tom pagrindiniam tokiom didžiausiom įmonėm, tai tas pokytis, kada tu su vienu žmogum bendrauji, jis vienos įmonės atstovas, tada jau po mėnesio matai, kad jis kitos įmonės atstovas, tai ta prasme kartais tikrai galima susimaišyti. Bet taip, įdomių yra tendencijų, aš manyčiau, čia galima būtų galbūt, ne tai, kad aš kažkokį galiu atsakymą duoti, bet čia kolektyviai būtų galima pamastyti, tas virsmas visas ir to HR paklausos išaugimas, ką tu minėjai, kad augo vėlgi iš vienos pusės dėl to, kad yra tų iššūkių, tokių kaip darbuotojų kaita, ten išlaikymas ir taip toliau. Tada, aišku, visą laiką yra teisiniai dalykai, darbo kodekso pokyčiai, visi, kurie ypatingai yra susiję, kad ten įmonė turi turėti tvarką kažkokią prašytą, tada turi turėti strategiją, dabar su skaidrumo direktyva turės turėti ten kategorijas. Tai vėlgi de facto nugula ant HR stalo, bet manau, šiaip galima pasvarstyti, ar, kaip pavyzdys, iki kokio lygio HR'as turėtų būti atsakingas už atlygį. Nes vėlgi tipiškai HR žmogus Lietuvoje nebūna kažkoks labai stipriai analitiškas žmogus, ar ne? Tai iš esmės kiek yra pragmatiška dėti tą atsakomybę tam žmogui. Vėlgi ten įmonės tokios kaip mūsų, tai iš esmės tada turi darbo daug, ar ne, nes tu turi klientų, tu turi HR įmonių, įmonės ir tie HR negali, pavyzdžiui, patys padaryti kažkokio tai dalyko analitinio, bet taip visų labui galvojant, tai galbūt būtų galima to tiesiog išvengti, jeigu HR arba kompetencijos tada toj srityje paaugtų, arba tada, jeigu įmonės truputėlį kūrybiškiau
žiūrėtų į tą problemą ir nebūtų linkusios viską, kas turi pavadinime atlygis ten ar kažkas panašaus. Ar šiaip žmonės. Ar žmonės kabinti ant HR-o. Jo. Suprantu, kad taip, ta prasme, taip norisi ir atrodo logiška, bet ne visada. Tai Kur pats matytum tą funkciją, kur jinai galėtų būti, jeigu ne HR-e? Aš manau, kad finansų, ta prasme, šiaip aš nenoriu dabar nusišnekėti, gali galbūt klausytojai patys iš savo patirties pagalvoti, bet jeigu neklystu, tai anksčiau mūsų istorijoje, kaip šalies ir apskritai pasaulio, tai atlygio valdymas ir buvo gerokai arčiau finansų. Ta prasme, payrollas, tai ten ir būdavo, ar ne, buhalterijoje, bet apskritai tie visi sprendimai, kadangi jie yra susijęs su biudžetu tiesiogiai ir daugeliu įmonių išlaidos pagrindinės ir kaštai ir yra žmogiškieji, tai iš esmės labai natūralu yra, kad finansai, kadangi vis tiek valdo tas visas rizikas ir visus kaštus, kad jie tą sritį labiausiai nagrinėja. Aišku, tada mes sugalvojame, kad mums reikia visokių pareigybių struktūrų, ar ne, tada va tas skaidrumo reikalavimas ir vėlgi, jeigu HR-as dirba su pareigybėmis ten ir struktūromis ir visokiam schemom, tai irgi tai yra susijęs su atlyginimu ir mes tos dalykus sujungiam. Bet aš, žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad iš patirties, iš to darbo, nežinau, ar HR-as tikrai turėtų apsimti bent jau vienas tą atsakomybę. Taip, dabar yra įmonių, kurios pastarosius ten kokius 5-6 metus samdosi aktyviai tuos compensation and benefits specialistus, reward specialistus vadinamus, kas yra labai gerai, bet jų kaina rinkoje yra, sakykime, tikrai nemaža. Dėl to, kad jų mažai yra? Dėl to, kad jų mažai yra. Ir iš esmės kita priežastis, kodėl jų mažai yra, todėl, kad įmonės, nežinau, ar specialiai ar nespecialiai, bet jos kaip ir nori ir reikalauja, kad tas compensation benefit specialistas būtų su žmogiškų išteklių kažkokio tai patirtim arba backgroundu. Tai turim labai įdomią situaciją, kur aš minėjau, kad HR-as nėra tikrai tie, kurie stipriai pasižymi tom kompetencijom ir mes tada savo iškeliam užduotį. Tai dabar paieškokim būtent tokio žmogaus, kurio rinkoje nelabai yra. Iš esmės, Lietuvoje, kas jau yra tie tokie, sakyčiau, tikrieji competent specialistai, kuriems gali tiesiog numesti užduotį ir jie ten padarys, nesvarbu, ką tu jiem duosi, tai jų yra vienetai. Ir ta prasme faktas, kad jeigu tu tokio žmogaus nori, tau tikrai brangiai kainuos. Bet ar tų užduočių negali atlikti finansų analitikas įgūdęs, duomenų analitikas, verslo analitikas, tai tikrai gali. Tiesiog kontekstas turi būti sutiktas. Ir pavyzdžiui, skaidrumo direktyvos, kadangi pokytis toks didelis, ten visom įmonėm reikia ruoštis, tai kaip jūs galvojat, kas tą darbą atliks įmonėse, kur nėra HR-o? Tai ir atliks tie žmonės, ar ne, kurie turi analitinių įgūdžių, kooperuosis truputėlį ten su teisininkais dėl dokumentacijos ir viskas. Ir jie pasiruoš. Ta prasme, gal truputėlį prasčiau negu ten įmonės, kurios turi 10 žmonių HR komandą, bet, žiūrėkim objektyviai, tai pasiruošk, ar ne? Taip kaip reikės, taip ir padarys. Tai vadinasi, jeigu įmonė be HR gali tą padaryti, vadinasi, įmonė su HR gali tą padaryti ir dar efektyviau. Ir manau, kad tikrai nebūtina turėti to compensation and benefits žmogaus, tiesiog reikia kūrybiškai paieškoti organizacijų, kur yra ta kompetencija, tai problemai išspręsti. Ten, pavyzdžiui, reikia atlygio rėžius padaryti, ko tikrai daugelis HR-ų, taip kaip ir supranta, žino, kaip daugmaž reikia daryti, bet negali pilnai padaryti patys. Tai įvedi į kontekstą žmogų iš komandos kažkokį, iš įmonės, kuris yra analitinis ir jis tau tikrai padarys. Gal ten reikės su juo truputėlį padirbėti ten pirmą kartą, bet, pavyzdžiui, jeigu tu nori turėti pastoviai įmonėje kažką, kas galėtų tos rėžius kiekvienais metais ten atnaujinti, tai tiesiog apmokyk viduje žmogų ir jis padarys. Kodėlgi ne? Okay. Mes kalbėdami labai nemažai kartų paminėjom tą direktyvą ateinančią. Tai gal gali papasakoti tiesiog, nieko nežinom, kas tai yra, ko mes laukiam ir kaip tai pakeis mūsų procesus. Oho, nežinau, ar galiu apie viską, nes ten yra daug dalykų prikabinta prie to skaidrumo. Yra ir pokyčiai su samda susiję, kad ten, kaip pavyzdys, negalima klausti bus kandidato, koks yra tavo dabartinis darbo užmokestis arba koks tavo darbo užmokestis buvo apskritai. Tai apie jokią darbo užmokesčio istoriją žmogaus negalima klausti. Tai čia toks pokytis, bet aš manau, kad jis yra labai nedidelis ir neypatingai reikšmingas. Čia tas pats, kas neklausi žmogaus, ar planuoji ten turėti šeimą. Tai tiesiog vienas klausimas, dar vienas klausimas, kurio negalima klausti. Okay.
Bet tada yra, sakykime, irgi pokyčiai, kurie yra susijęs su aprašais, politikom ir tvarkom. Tai sakyčiau, kad ten irgi nėra kažko stebuklingo, tiesiog formuluočių pakeitimai, reikės prisėsti prie savo darbo apmokėjimo tvarkų ir jas ten pasitobulinti tam tikrose vietose. Bet sakyčiau, kad dar gerai prieš einant prie pačio pagrindinio, tada yra darbas su darbuotojų atstovais, kas jau dabar yra, numatyta, kad ten įmonės darbo tam tikro dydžio turėtų turėti darbuotojų atstovus, ar tai būtų ten darbo taryba, ar būtų profsąjunga ir taip toliau. Tai tiesiog glaudesnis bendradarbiavimas su jais turės vykti. Bet pagrindinis dalykas tai yra, aš sakyčiau, vertė žodis. Mums bent jau kaip konsultantams, kurie dirba su atlygiu ir su skaidrumo direktyvo konkrečiai, tai pagrindinis žodis yra direktyvoje tiesiog vertė. Ką turiu omeny vertė? Direktyvoje kontekstas yra pareigybių vertė, darbo vertė, kad žodžiu, jeigu tu turi įmonėje pareigybę, kažkokią poziciją, kažkokią tai darbuotoją toje pozicijoje, žodžiu, ir ta pozicija kuria kažkokią tai vertę arba yra vertinga, kad tu turėtum gebėti išmatuoti tą vertingumą, vertę ir turėtum gebėti sugrupuoti visas pareigybės įmonėje pagal tą išmatuotą vertę. Kas turbūt skamba visai pragmatiškai, bet sakyčiau, kad kas yra ta vertė. Čia yra turbūt pagrindinis klausimas. Direktyvos autoriams aš manau, kad jis nelabai užkliuvo, nes vis tiek žmonės, kas kūrė, nedirba nei su privačiu sektoriu, nei su verslu, nei su atlygiais. Nieko, jie žiūrėjo labiau iš viršaus į problemą, kad, žodžiu, kaip čia mums dabar viską išskaidrinti, kad būtų kažkoks palyginamumas, kaip mums turėti kažkokį tai dalyką, pagal ką galėtumėm lyginti darbuotojus ir užtikrinti, kad jų ten atlyginimas yra, žodžiu, normalus ir nediskriminuojantis kažkoks. Tai jie sugalvoja tą vertę. Bet problema yra, kad vertė žodis yra, nežinau, turbūt reikėtų paieškoti, kuris galėtų būti labiau subjektyvus. Ir iš esmės aš sakyčiau, kad didžioji dalis direktyvos visų problemų ir priežastis, kodėl mes šiai dienai neturim galbūt jau kažkokio tokio labai gero rezultato, mes turim įstatymų projektą, gali jį visi rasti ir pasiskaityti, ką rekomenduoju padaryti, bet nepasakyčiau, kad paskaitęs tą dokumentą tu labai gerai suprasi, kas yra norima, kaip reikia daryti, tu to negausi iš esmės. Ten tiesiog darbo kodekso egzistuojantis punktai ir kaip jie būtų pakeičiami, bet ten nėra paaiškinta labai aiškiai žmogiškai, sakykime, dabar kažkokia įmonė, tai ką man čia dabar reikia daryti. Tai ir viso to priežastis pagrindinė, aš ir manau, kad yra vertė. Aš manau, kad autoriai tiesiog per greitai galbūt kokių konsultantų pasaulinių pasiklausė, kad jo, tai čia, žodžiu, pareigybių vertinimas yra toks dalykas, tai va čia išmatuoja vertę. Bet kad tai yra, tai yra tiesiog siaubingai neapgalvota. Turiu omeny, kad pareigybių vertinimai, vis tiek daugelis žmonių HR srityje susidūrė yra su pareigybių vertinimais, nesvarbu, kokią metodiką naudojate. Tai yra autoriaus interpretacija pasaulio. Ir pavyzdžiui, viena plačiausiai naudojamų Korn-Ferry metodika, viena iš kritikų jai, bet lygiai taip pačiai ir Mercer, ten visoms toms metodikoms senesniems yra, kad jos buvo sukurtos su pasaulio matymu tada, kada jos buvo sukurtas prieš daug metų, ten 80 plus, man atrodo, metų. Tai. Ir kad dabar jau yra visai kitaip. Ir ten tas matymas, ta interpretacija 80 metų senumo, jinai jau nebelabai atitinka. Bet čia tik vienas dalykas, ar ne? Tai ta prasme, bet kokios metodikos kūrėjas yra žmogus, kuriam tiesiog atrodo. Man atrodo, kad, žodžiu, reikia, kad vertė atsiranda iš išsilavinimo, kad vertė atsiranda iš darbo kompleksiškumo, produktyvumo, kas beje dažniausiai nebūna įtraukta į pareigybės vertę. tai, žodžiu, turime autorius, kurie dažniausiai būna konsultantai, ir tada turim verslą, kurie iš tikrųjų daro dalykus. Ir pavyzdžiui, jeigu tu pasodini konsultantą, kuris yra kažkokios ten metodikos žinovas ir pasodini aukščiausio lygio vadovą ir jie kalbasi apie pareigybės, tai bus labai daug vietų, kur aukščiausio lygio vadovas visiškai kategoriškai nesutiks su tavo vertinimu. Nes jis sakys, koks man skirtumas, koks ten tas išsilavinimas, man dzin, kokio ten sudėtingumo tos užduotis. Šitas žmogus arba šita pozicija sukuria mums visą apyvartą.
Ta prasme, aš galiu jam mokėti, ta prasme, aš jam pusę pelno galiu atiduoti, ne? Ja. Viskas, labai pragmatinis požiūris ir tas aukščiausio lygio vadovas, ta prasme, savo įmonėje jisai tą vertę mato visai kitur negu kažkokio žmogaus prieš 80 metų sukurta metodika, faktūrinė, ne? Tai va, tai čia tarp kitko visa kritika, kurią sakau, lygiai taip pačiai ir mūsų metodui galioja, aš ne kažkokios vienos metodikos neišskirčiau, bet labai svarbu tą suprasti. Tai problema, žodžiu, va, taip išsiplečiu, bet problema direktyvos būtent ir yra toje vertėje, nes tu jos negali išmatuoti, bet tau prašo ją objektyviai išmatuoti. Supranti, ir tu turi objektyviai ją išmatuoti ir kaip tą padaryti. Objektyviai išmatuoti subjektyvų dalyką. Jo, tu nori objektyviai išmatuoti subjektyvų dalyką ir dar su metodu, kuris irgi pats iš savęs yra subjektyvus, ar ne? Tai va, tai žodžiu, tame yra problema. Ir ką mes norėjom, aš asmeniškai ką norėjau pasiekti, bet suprantu, kad tiesiog nėra įmanoma, kad visi tie patys direktyvos reikalavimai apie ten, kad darbuotojai turės prieiti prie informacijos naujos tam tikros, kad ten darbdavys turės dalintis tą informaciją visą kitą. Mano matymas buvo, kad įmonės galėtų tai daryti per pareigybės. Nes pareigybė yra universaliai suprantamas dalykas. Ta prasme, kodėl įmonės rašo pareigybių aprašus, taigi ne šiaip savo. Nemėgsta įmonės biurokratijos, bet rašo tam, kad būtų supratimas. Kad va tavo atsakomybės yra tokios. Klasifikacija. Ir aš dėl to tau moku pinigus, ar ne, nes tu darai šitas užduotis. Ir man nelabai tiesą sakant svarbu, kad tu ten teoriniam lygmenį pagal kažkokį tai metodą, kažkieno sugalvotą subjektyvų, tu ten esi su visai kitos funkcijos specialistu. Bet trūksta supratimo, kad rinkoje mes mokame ne už kažkokią tai vertę, kurie atsiranda ten iš tavo išsilavinimo, taigi, come on, mesgi visi suprantam aiškiai, kad ne už išsilavinimą mokam, ar ne? Mes mokam už rezultatą, už problemą, kurią darbuotojas toj pareigybėje išsprendžia ir tas problemos išsprendimas kažkokią vertę neša. Povilai, mes kalbam apie tą didelį darbą, kurį šiuo metu visa HR bendruomenė daro ir tai tikrai yra didžiausias, ko gero, topikas dabar ant stalo visiems. Bet jeigu taip supaprastintai, nes mūsų klauso ir vadovai, ir galbūt ir ne tik vadovai, kas su tos direktyvos atėjimu, kas keičiasi iš esmės supaprastintai? Darbuotojai ir kas darbdaviai? Ok, tai žodžiu, darbuotojas prieina prie naujos, niekada neregėtos informacijos. Čia pagrindinis pokytis, kad darbuotojas gali klausti labai labai detalių duomenų apie vidutinį darbo užmokestį. Ir būtent čia atsiranda tas poreikis kategorijoms vienodos vertės darbų, ar ne? Bet čia turi pabrėžti vidutinį. Vidutinis jo, bet faktinis iš ta prasme. Taip. Tai tai darbuotojas turi teisę klausti tos informacijos ir tada darbdavys turi per tam tikrą periodą tą informaciją pateikti. Tai dabar jau yra žinoma, kad darbdaviams bent jau didžiai dalį atveju nereikės patiems kažko skaičiuotis, jie tiesiog pateikdami atlygio informaciją sodrai, kaip visą laiką pateikia kiekvieną mėnesį, nurodys ten vieną kitą papildomą dalyką toj formai ir iš esmės galės iš sodros turės duomenis, kuriais tiesiog turės pasidalinti pagal poreikį su darbuotojais. Tas yra jau gerai, sumažina truputėlį, žodžiu, reikalų. Bet tai tas darbuotojams galimybė pasiteirauti darbdavio apie vidutinį darbo užmokestį yra, manau, pakankamai nemažas pokytis. Nors, čia irgi aš sakyčiau, pavyzdžiui, jeigu tu esi darbuotojas gamybinėje įmonėje ir tu atlieki tiesiog operacinį darbą, žodžiu, stovi prie konvejerio, ten kažką darai ir tau yra smalsu, kokia yra atlyginimo situacija tavo. Tai dabar irgi visų klausiu pamastymui. Ar tau yra įdomiau, koks tavo atlyginimas yra lyginant su kitų operatorių, ar koks tavo atlyginimas yra lyginant per visą įmonę, per kažkokią tai kategoriją vertės, kur patenka ten ir sandėlis, ir apskaita, ir vėl nežino dar kas. Ar ne, tai tau nauda kaip darbuotojui, kur yra didesnė, ar sužinoti, ar tau kaip operatoriui iš tikrųjų moka, adekvačiai ir ten nėra taip, kad tu esi kažkoks tenai nemėgstamas vadovais, ten tave engia, ar tu gausi informaciją ten kažkokio 11 greido, ir sakysi, kad šitas 11 greidas yra, kas šį patenka, aš nieko nesuprantu, ar ne? Tai iš vienos pusės pokytis yra darbuotojams didelis, kad jie galės prieiti prie informacijos, kuri bus faktiškai išmokėtas vidutinis darbo užmokestis, tiek ir bazinis, tiek ir bendras, su priedais informacija prieiti irgi faktinė, tai tikrai daug. Tai tik tai, sakau, yra tas niuansas, kad vis tik tai ne apie tavo pareigybę konkrečiai, o apie kažkokį tai vertės matavimo vienetą. Tai čia darbuotojams, aš manau, kad yra pagrindinis dalykas, galima įsivaizduoti, ką darbuotojai su tą informacija veiks, turiu minį, kaip jie ją reaguos, jeigu tu, pavyzdžiui, gausi informaciją iš darbdavio
ir ten gausi skaičių, kuris bus didesnis negu tavo, ką tu tada galvosi, ar ne, iš esmės. Tai va čia yra didelis klausimas ir būtent iš to va perinant prie darbdavio. Tai kas darbdaviam keičiasi, tai va pirmas dalykas būtent tas, kas atsitinka, kada tu daliniesi tokią informaciją su darbuotojais ir ypatingai ne pagal pareigybę. Nes šiaip iš esmės, vat, kiek mes dirbam su įmonėm, tai aš tikrai drįsčiau teikti, kad nesu susidūręs su kažkokiais atvejais, tokiais akivaizdžiais, kur, pavyzdžiui, būtų pareigybė ir ten toj pareigybėj vienoje ten būtų kažkokie milžiniški nepaaiškinimi skirtumai. Šiaip dažniausiai įmonės taip nedaro ir net neturi tam galimybių labai didelių ar jėgų ar energijos. Bet kai tu viską suvedi ne per pareigybę, per kažkokį tai vienetą matavimo, tai tiesiog kokia užduotis tada atsiranda darbdaviams, tai jie turės paaiškinti darbuotojams, kaip čia taip sukrenta tie tos visos pareigybės, kodėl čia 11 greidė atsirado ten gamyba ir ten, žodžiu, ir inžinierijos kažkokios truputėlį, ir IT gal koks specialistas jaunesnysis ten atsirado ir tada tu turi vėlgi darbdavys sugalvoti paaiškinimą, tai kodėl dabar tam operatoriui atlyginimas yra mažesnis negu vidutinis, nors vertė vienoda. Ar ne, taigi vertė tai vienoda pareigybės, taigi vertės kategorija, tai jeigu vertė vienoda, tai atlyginimas turėtų būti vienodas. Tai va, tai žodžiu, tai čia yra vienas dalykas darbdaviams, sakyčiau, daugiausiai, ką reiktų dėmesio kreipti, tai yra į tai, kokią informaciją darbuotojai pamatys ir tada kaip reikia su tuo dirbti, kaip reikia paaiškinti. Kitas didelis pokytis, aš manau, yra toks labiau irgi iš makro lygmens, tai va, tą patį principą nagrinėjant. Tai gerai, vienodos vertės kategorija, tai yra, žodžiu, paimi bet kokią pareigybę, jie įvertini ir gauni skaičiuką. Ne? Ir tada tu atsirandi toj situacijai, vat, kaip minėjau, kur tu turi 11 greidą, ir tam 11 greidė yra visokių funkcijų ten pareigybių reprezentacija. Taip. Tai dabar šiuo atveju bent jau rinkoje, kaip ir parduotuvėje, ta prasme, tu užėjęs į kažkokių tai prekių skyrių, tu randi įvairias kainas. Pavyzdžiui, jeigu nueini į daržovių skyrių, tai kiekviena daržovė turi savo kainą, priklausomai nuo sezoniškumo, nuo įvairių dalykų, žodžiu. Tai jeigu labai jau taip supaprastintai, nelabai gražų pavyzdį parinkau turbūt, bet, sakykime, paprastas pavyzdys visiems suprantamas. Tai jeigu tokį patį principą taikyti darbuotojams, funkcijoms ar ne, tai vėlgi rinka įkainuoja dalykus, vienas dalykas pagal retumą jų arba dažnumą, ir kitas dalykas, yra tam tikra vertė arba kompleksiškumas, kuris yra įžiūrimas irgi. Tai jeigu dabar mes turim tą 11 greidą, kuriame yra skirtingų funkcijų rolės, ir rinka toms rolėms moka skirtingai, bet direktyva mūsų pareigoja vienodos vertės pareigybėms mokėti tą patį darbo užmokestį, tai ir mes galime sakyti, kad šiuo atveju mes vienodo darbo užmokesčio nemokame, nes rinka moka kitaip. Tai man tas atsakymas atrodytų visai adekvatus paaiškinimas, bet dėja labai labai stipriai panašėja, kad to nebus galima daryti. Tai va tada klausimas, ar ne, kurį iškėlė, kas keičiasi darbdaviams, tai tiesiog va toks, aš sakyčiau, įdomus labai klausimas iškyla. Tai ką tada reikės daryti? Ar ne? Tai darbdavys ką tada turi daryti? Jis turi tada lyginti atlyginimus, ar ne? Pavyzdžiui, ten pagal kažkokią metodiką vėlgi subjektyvę sukrito viskas į vieną greidą ir tu dabar turi pradėti mokėti visiems vienodą darbo užmokestį dėl to, kad tu metodiką kažkokią pritaikai neaiškiai. Ir tai va, tai klausimas, ar ne, kas tada atsitinka? Nes iš vienos pusės tai eksperimentas visai neblogas. Pavyzdžiui, kliento aptarnavimo sritis, ar ne, yra dominuojama moterų, IT sritis yra dominuojama vyrų. Ir ten tų sričių pagal dominavimą yra ten skirtingų. Bet kaip pavyzdys, iš tikrųjų IT sritis yra labai gerai apmokama, kliento aptarnavimui viena mažiausiai apmokama. Ne? Ar yra tam visą laiką labai geras objektyvus paaiškinimas? Aš sakyčiau, kad nebūtinai. Ir iš tikrųjų visai įdomus būtų eksperimentas, pabandyti sulyginti tuos atlyginimus ir pažiūrėti, kas atsitinka. Aš nežinau, iš tikrųjų, kas galiausiai tą kainą sumokėtų visą pokyčio to. Aš manau, kad turbūt mes patys. Bet gal taip turi būti, gali būti, aš nežinau. Bet ką aš suprantu šiai dienai, kad tas virsmas tai labai didelis gali būti reikalingas. Tas pasiruošimas, aš manau, kaip tu ir sakai, labai geras pratimas analitiškai pažiūrėti į skirtingus dalykus, galbūt naujais kampais ir užduoti savo klausimus, kodėl yra vienaip ar kitaip ir pasilyginti ir pasidėlioti. Bet žinau, kad kolegoms iš HR bendruomenės tenka ir aplinkinius procesus užkabinti ir tvarkyti ryšim su ta direktyva. Kas yra, ką mes dar turime apgalvoti ir koks darbas dar? Veiklos vertinimas, sakyčiau. Veiklos vertinimas ir dar vadovų tiesioginių, kurie yra susijęs su atlygiu arba su to veiklos vertinimu
toks stiprus pakaustimas, manau, kad būtų turbūt Ugdymas, ne? Nes tiesiog ten visos rizikos bus. Yeah. Tai gerai vėlniop ten tas kategorijas, jau ten kaip jau jas pasidarysit, bet paskui, kada kils ginčai ir reikės ginčytis, kodėl kažkas kažkam kažką davė, nedavė, tai tu turi turėti bent kažkokią objektyvę metriką, kiek yra įmanoma. Tai viena iš tokių logiškiausių metrikų ir būtų performance kažkoks vertinimas. Yeah. Tai tai tikrai manau, kad irgi pastaraisiais metais tam nebuvo labai daug laiko skirti, neturėjo HR, bet manau, kad pasiruošimų direktyvoje, apart tų visų kitų dalykų, kur, manau, visur yra linksniuojama, ką reikia padaryti, ten susikategorizuoti pareigybės, tai būtų tiesiog būtent veiklos vertinimą įsivertinti, ar jūs jį turit, visų pirma, ir kiek ten yra subjektyvumo ar objektyvumo. Jo, ir čia vadovo tas vaidmuo ir išryškėja ugdymas, ne tik tai, nes mes, aišku, numatom, kad gali pasipilti krūvą klausimų iš darbuotojų, ginčių ar kažkokių aiškinimusi. Ir pirmiausia, jie ateis, HR-as visko neaprieps. Ir pirmiausia, jie ateis į vadovus. Ne? Tai mes turim užtikrinti, kad vadovai būtų pasiruošę objektyviam pokalbiui su darbuotojais ir paaiškinimui, kodėl yra vienaip ar kitaip, ne? Ir jie turi patys suprasti pirmiausia, ne? Čia yra... O kitas dalykas, tas veiklos vertinimas, čia vėlgi yra kasdieninė vadovo užduotis, ne? Ir jeigu jis yra padaromas kažkaip ten iš įpročio ar nedokumentuojant ar nepasitelkiant objektyvumo, tai tas grįž vėl kaip klausimas ir sukurs didesnę problemą. Tai iš esmės, netgi jeigu įmonė, sakykime taip, nenorės ten tų vadovų paruošti tam pirminiam pokalbį su darbuotoju, kada darbuotojas ten kažką pamatys, ateis ten pas tą vadovą, ar ne, tai gerai įmonė, pavyzdžiui, numatys griežtai, kad ne pas vadovą, tu turi eiti, o pas HR. Bet vis tiek anksčiau ir vėliau pas vadovą viskas ateis, nes vadovas, jeigu jisai valdo tą biudžetą, bent jau minimaliai, tai jisai ir tą sprendimą priėmė, vadinasi. Ir jeigu įmonės turi tas praktikas, aš nepasakyčiau, kad jos yra tikrai visą laiką blogos. Manau, kad tikrai galima daug nuveikti su pavyzdžiui, priedų skirstymo sistemom, kurios yra priklausančios ir nuo vadovo kažkokių tai, sakykime, minkštųjų gebėjimų ir dalykų išmatavimo, ar ne, to prasme, kaip tu gali entuziazmą išmatuoti ten ar kokią komandinę dvasią, čia sunkiai išmatuojami dalykai yra iš esmės ir tikrai kartais tik vadovas gali pamatyti, pajausti, sakykime, jeigu jis turi tų kompetencijų tam išvystytų. Tai tu niekada turbūt jokioje formoje negalėsi to išmatuoti, kad entuziazmas 4 iš 5 ten, 4 reiškia, kad ten 3 kartus ranką per dieną paspaudė, ne 4, žodžiu. Tai iš dalies dabar, tada visi tie dalykai, jie yra, tampa sudėtingesni, nes jeigu tu turėjai kažkokį biudžetėlį, kurį galėdavai skirstyti savo diskreciją, tai dabar tiesiog ta diskrecija gal jinai ir toliau gali būti, bet tiesiog tu ją turėsi kažkaip pagrysti. Taip. Ar ne, tai kodėl tu šitaip sugalvoji? Ir vėlgi tada, jeigu jau įsivaizduoti tą kažkokį tai teisinį, jau aplinkybės teisinės, kur reikia kažką ginčyti jau taip oficialiai, tai tada reikia pagalvoti, kokie ten tie paaiškinimai bus adekvatus ar kas bus nepriimta kaip priimtas paaiškinimas. Tai tai čia daug yra. Labai daug. O čia tikrai yra žymiai daugiau. Ta prasme, dabar įsivaizduokit savo įmonėje, pasimkit savo visus tos darbuotojus ir tiesiog, jeigu duok dievė neturite ten jų 2000, tai tiesiog eikit per kiekvieną darbuotoją ir patys kaip HR-as pabandykit suprasti, kodėl jie turi tokį atlyginimą, kokį turi. Ir tada tą pačią užduotį su vadovais padaryti. Tai bus tikrai nelengva. Tikrai nelengva, jeigu įmonė ten tą atlyginimą visą laiką valdė labai taip robotiškai, kad čia, žodžiu, padarai X, gauni Y, tai joms bus paprasčiau, bet visur kitur, kur vyksta toks žmogiškas atlyginimo valdymas, sakyčiau, toks, paprastas, tai gali būti sudėtinga tikrai. Grįžti dabar 5-4 metus atgal ir prisiminti, kodėl tam darbuotojui ten tą atlyginimą taip kėlė, nekėlė, ar ne, kas nebus tas pirminis ginčas ar pirminis klausimas ginčia, bet tiesiog iki to gali reikėti prieiti. Taip. Ar ne? Bandysi paaiškinti kažkokį skirtumą ir pamatysi, kad tai čia tas skirtumas prieš 5 metus, žodžiu, pradėjo atsirasti. Kodėl ten taip dabar buvo, nežinau. Duombazų niekas nelaiko apie tokius dalykus. Jo. Šiaip žiauriai daug aptariam, ačiū tau labai ir aš negalvojau, kad kalbėsim apie atlyginimus tiek plačiai, paliesim visko. Taip. Tai manau, kad ir 26 metai laukia įdomus ir pokyčių metai ir daug darbo nusimato tiek HR-ui, tiek tiem žmonėm, kurie yra susiję su atlygiais ir ne tik su atlygiais, visam verslui. Tai ačiū tau labai
už pokalbį. Aš tikrai išgirdau daug įdomių dalykų ir naujų dalykų. Tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovai ir klausytojai išgirdo. Tai linkiu tada sėkmingų 26 metų ir kad būtų ką veikti. Ačiū jums ir visiems klausytojams taip pat. Dėkui ir iki sekančio karto. Jūs klausite podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt